Šiandien pašnekėsiu apie tai, kad 80% mūsų minčių iš tikrųjų yra negatyvios. Negatyvios mintys, kurios formuoja mūsų gyvenimą. Ir dauguma žmonių taip ir gyvena, būtent toj maišaliniai, tokioj rutinoj, kad net nesustoja ir nepagalvoja, o ką aš galvoju. Ir ten, kur mūsų mintys, ten, kur mūsų dėmesys, ten mūsų energija. Ir mes sukursim gyvenimą taip, kaip galvojam ir kur kreipiam savo dėmesį. Tai tikrai turbūt pastebėjot, kaip pavyzdys, pradedam domėtis kažkokiu automobiliu, kad noriu Toyotos, kažkokios ten būtent. Ir tada būtent visur aš matau tą Toyotą. Toks jausmas, kad visi važinėja tik Toyota. Jeigu ten kažkur man svarbu skaičiukai kažkokie, tai aš visur matysiu būtent tos skaičiukus. Tai ten, kur mano mintis, ten mano dėmesys ir aš visur gausiu būtent tik tą. Ir apie ką tai? Tai yra apie tai, kad ten, kur aš kreipiu savo dėmesį, reiškia, aš tą pritraukiu į savo gyvenimą. Jeigu aš žiūrėsiu neigiamą informaciją, jeigu žiūrėsiu, kad visi vyrai kiaulės, o visos moterys vienodos, ir aš tikrai ieškosiu tos informacijos, tai visas pasaulis, visa visata patvirtins man, kad taip yra. Ir aš tada visur video gausiu, kad tik tai taip yra. Bet jeigu aš atvirkščiai ieškosiu informacijos, kad tikrai yra nuostabių vyrų, kad yra tobulų moterų, tai aš tai ir matysiu. Ir tik nuo mūsų pačių priklausys, ką aš noriu matyti. Lygiai taip pat dėl religijos. Kiekviena religija interpretuojama savaip. Kiekvienas mentorius, lektorius, kunigas, pastorius, ar kaip be pavadinsi, kiekvienas transliuoja savaip. Jeigu aš norėsiu, tai aš surasiu, kad ten yra taip, o ne kitaip. Ir kad yra nelygybė, kad ten tik šita religija yra geriausia ir vienintelė tikriausia. Tai aš įrasiu tą informaciją, bet jeigu aš noriu tiesiog praplėsti savo pasaulėžiūrą, tai aš rasiu ir kitokios informacijos, kad yra ir gerai, ir blogai, yra gerų dalykų, blogų dalykų, yra visokių vyrų. Ir čia tik nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kur mes kreipiam savo dėmesį. Nes, pavyzdžiui, aš priėmiau save ir aš priėmiau pasaulį tokį, koks jisai yra. Ir aš matau, kad yra skirtingų žmonių. Yra tikrai tobulų vyrų, yra gražių, bet tinginių, yra atrodo negražių, bet nors prie širdies dėk. Ir jie tokie, pavyzdžiui, šeimininiai labai ir rūpinasi ir uždirba ir žino, ko nori pasiekti šitam gyvenime. Lygiai taipogi yra moterų, kurios tikrai siekia moteriškumo, bet kartu yra ir stiprios, ir gražios, ir geros, ir mielos, ir širdingos, bet yra tokios, kurios labai gražios, bet tuščios viduj. Aš matau įvairovę, tikrai kiekvienam pagal savo skonį, pagal savo požiūrį, pagal savo kažkokį nusistatymą. Kiekvienas gaus tą, ką nori. Bet tik tai nuo kiekvieno žmogaus priklauso, ką aš noriu. Ar aš noriu patvirtinti tą savo blogybę ir neigiamą dalyką, ar aš noriu visgi, kad ieškoti ten, kur yra gerai. Ir tai yra tikrai darbas, nes negatyvas, jisai yra visur. Ir tarp negatyvo tiesiog pradėti pastebėti kažką gero, nėra lengva ir tai yra darbas ir iš tikrųjų tai darbas su psichologu irgi gali būti ir be psichologo, bet pradėti ieškoti gerų dalykų. Ir tada pamatysit, jūsų gyvenimas pradės keistis. Jūsų gyvenimą pradės ateiti kitokie žmonės. Ir pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tai jūs galit pradėti, kad pakeisti tą savo mąstyseną ir savo dėmesį gerus dalykus, tai pradėkit kiekvieną vakarą dėkoti.
dėkot už kažkokius dalykus, kas atsitiko būtent šią dieną. Tiesiog kiekvieną vakarą atsisėdat ir parašykit. Jeigu sunku parašyti, tai nors savo pasakykit, išvardinkit 5 dalykus, 10 dalykų tikrai, už ką jūs esate dėkingas, ir tada pradėsit atrast, kad yra tikrai mūsų kasdienybė labai daug gerų dalykų. Ir su to, kad jūs pradėsit kreipti dėmesį į tos gerus dalykus, tai jūs pradėsit juos pritraukti labiau į savo gyvenimą. Ir jūs pats net nepastebėsit, kaip pas jūs išsivystys įprotis būtent kurti tai grožį, gėrį, pastebėti tą gėrį. Ir tas negatyvas jisai bus, bet jisai nebus toks reikšmingas ir jisai tikrai neužims tos 80% jūsų. Tai jūs net be psichologo, tiesiog technika. Būt dėkingam kiekvieną dieną už kažką. 5 dalykai, 10 dalykų, 20 dalykų už šiandien dieną, kur aš esu dėkinga.